Labas vakaras ir vėl aš pas jus. Kaip ir kiekvienais metais turiu progą pristatyti tarptautinį ryšį su Paršelio rojumi. Taigi siunčiu padėką Kazanovai nuo jo draugų. Myliu jūs, bučiuoju. Mielas Kazanova, mes kartu tarnavom 66-aisiais. Kai man kiniečiai nupjovė koją, aš gulėjau apkase. Tu parnešei mano koją su ramentais, tada apsireiškė mūsų viešpats Lionginas Birkauskis. Ačiū tau, Kazanova, kad rūpinėsi mano bataliono moterimis. Geros tau nakties, pamylėk mano Stefutę. Ačiū už suteiktą žodį. Naudodamasis progą noriu padėkoti už suteiktą galimybę išreikšti padėką savo giminaičiui Louis de Markizui ir jo moteriai Žanai Kondon, kad išperėjo tokį nuostabų sūnų. Laikyk kardaną, kolega Kazanovai. Mes taipogi norime išreikšti padėką brangiajam Kazanovai, kuris daug savo gyvenimo, metais nuveikė Lietuvos labui. Pakėlė gimstamumo lygį visame Pabaltyje, sumažino lytiškai plintančių ligų procentą, savo lytiniu švietimu. Stabilizavo litą ar du Šventosios kioskose, užglaistė ozono skylę ties Butinge, įrodė, kad alaus bačkas ne tik barzda galime kilnoti. Mudu su Alma reiškiame didelę pagarbą tau ir kviečiame bet kada užsukti vynelio į mūsų pirtelę. Turi dar daug ko išmokyti mane. Ačiū už dėmesį. Ir pabaigai norėčiau pristatyti kūrinį, kurį tau, Kazanova, siunčia tavo buvęs mokinys iš Pakistano, Piano.